Tai labas rytas, sveiki atvykę į naują vlogmą. Jau kaip matote ir prašvito, nušvito. Oi, katinas koks. Tai jo jau yra po 10 netgi. Nes šiandien mane darbą nuo 11, tai dėl to žinom kiek vėliau į lauką. Tai atsikėliau dar nuo ryto vis tiek anksčiau, prieš 7 šiek tiek. Tai reikėjo pasibaigti vakarykštį vlogumą, tai vat pabaigiau keliu. Ir ką dar, papusryčiavau. Šiaip pažiūrėjau YouTube, tai ramus rytas. Jo, šiaip patinka man atsikelti ir šiaip anksti ryte, anksčiau negu reikia. Ir šiaip ramiai praleisti tą rytą, niekur neskubėti. Ir pasidaryti savo ryto ritualus, ryto rutinas. Man atrodo, šiaip yra gerai turėti tokį, kaip sakykim, ritualą tiek ryte, tiek vakare. Nes yra tada vis tiek toks startas tavo rytai, kuris nesikeičia, sakykim, tos visos rutinos. Ir nieks nesikeičia ir ta diena tokia labiau sustyguota ir sudėliota į vietas atrodo. O šiandien yra šiaip šilta, jaučiasi šilta, nes yra -10. Tai jau tikrai jaučiasi daug šilčiau. Nors tas vėjas vis tiek toks šiaurinis, bet tikrai šiandien jau šilčiau negu buvo vakar. Labas ir sveiki! Tai grįžau jau po darbą. Tai jau spėjau ir sutemti. Iš tikrųjų, kad dirbi tą popietinę pabainą, tai atrodo taip, kad atrodo ilgai labai dirbi. Jo, nes mes baigiam 6. Tai jo, atrodo kažkaip, kad... O šiaip paprastai tada baigiam 4, jeigu tai rytinę pamainą. Tai jo, atrodo, kad jau taip vėlai baigiam tą darbą. Nu, nėra čia ko skustis. Tai jo, ryte taip ir netidariau advento kalendorių, tai galvoju, reikia dabar grįžus. Paimsim pirmai rėjaus. Rėjukštį, ką turim? 5 dieną. Kažkas naujo. Aš nežinau, ar tu užuosi šitą plastiką. Čia yra plokščiukai. Žuvies ir vištienos stripsai. Va, jums irgi parodau, nes labai įdomu. Žiūrėsim, kiek šiandien jėgos reiks. Va. Čia 2 sulipę. Jo, čia 2, ne, gal čia 1. Skanu. Ir mano gražioji dėžė. Taip, numeris 5. Gėlytė. Kas čia? Lips are made for kissing. Tai bus vėl lūpos. Lūpų balzamas. Labai fainas toks arbūzinis koks čia. Tai gal ir kvepia arbūzais. 97% natūralių ingredientų. Turi spalva raudona. Geras. Kvepia. Įdomu, bus spalva, ne? Gal truputėlį. Jo, truputėlį yra. Bet toks fainas. Ir kvepia kaip žiauriai fainas šitas. Ir tokia, ta pakuotė labiau tokia popierinė atrodo. Žiauriai fainas šitas labai. Gera diena, gera. Smalgiai? Šiandien atrodo daug labai kažko ir neprifilmuosiu. Nebus prifilmuota, tai gal sujungsiu su kita diena arba dar esu ką prifilmuoti.
Tai jo galvoju dar papasakosiu apie šitą projekčiuką, kur sakiau praeitą dieną. Ką sugalvojau daryti. Kalbant apie elektroninę knygų skaityklę, aš neturiu jokio dėklo jai. Ir iš tikrųjų tų dėklų nelabai čia yra. Grinai, kad būtų originalus, be jokių didesnių tų dėklų. Nes šiaip mačiau yra iš visokių kiniečių, ten yra AliExpress ir Etsy. Dar kažką parduotuvėje mačiau, kad yra tų dėklų Kindlam, bet jie tokie gaunas kaip didesni ir užsideda tokia didesnė kaip plokštė tas dėklas ir užsifiksuoja su tokiom gumutėm. Tai, bet aš galvoju, ir nelabai patogu ir kadangi tas dėklas didesnis, o šitą vis tiek patogu įsidėti kokį rankinuką ar tašę, maišą kažką, tai aš labai norėjau dėklo to originalaus. Originalų dėklą galima, aišku, nusipirkti tik Amazone, bent jau ką žiūrėjau. O iš Amazono tada vėl ir ilgai užtrunka arba kainuoja ir tuo labiau čia į Norvegiją siūstis ir muitas ir panašiai. O to dėklo šiaip tai kaip ir man namuose jo nereikia, tai viskas gerai ir be dėklo, bet norint neštis į darbą ar kažkur važiuojant, kažkur keliaujant, tai būtų labai patogu dėklas, nes ir dabar aš, kadangi dėjausi tašę paprastai, tai va čia jau yra šiek tiek tokių nusidėvėjimo žymių ar pasibraižymų, nežymių, bet jų vis tiek yra, tai galvoju būtent tam transportavimui labai gerai kažkoks būtų dėklas. Facebooko grupiai vienoj, kaip tai Kindle, užmačiau, kad žmonės mezgasi savo dėklus, ar nežinau, randa kažkur iš tai grinai tokia kaip kojinė ar kaip dėklas užsimauna ant to Kindle. Ir aš sugalvojau, kad aš irgi tokio noriu. Ir kadangi vis tiek tas visas mezgimas šitokio dėklo nebus sunkus, tai pagalvojau, galiu pabandyti tą nusimegzti. Tai va, žodžiu, išsimatavau, kiek maždaug reiktų. Nežinau, gal čia per didelis bus net. Jo, panašu, bet susisiūs šonai, tai gerai. Bet žodžiu, dabar megsiu savo knygai dėklą. Tai va tokį įdomų projektą sugalvojau. Taip pat tiek jau nusimezgiau, kiek čia bus koks pusė. Bet daugiau negu pusė jau vienos pusės. Dar pabandysiu kokią nors kilpą atvirus, ar nežinau, sagą kokią ar kažką. Tai va taip sugalvojau naują veiklą savo ir naują užsiėmimą. Tai dabar paskutiniu metu, kokie porą mėnesių gerų, labai pamėgom šitus tai krevetės ir būtinai su apvalkalu. Tai žiauriai skanu kaip užkandžiai, net ir kaip vakarienė kartais sueina. Tai tiesiog pasišildom tom airfryerį ir viskas. Čia viena tik įpuolus, matyt, buvo iš paprastų. Ir čia yra pas mus parduotuvėj sveriamėje. Ir šiaip visai nebrangiai gaunasi apskritai, ne? Nu tikrai nėra brangiai, nes kilogramo kaina išeina 100, neatsimenu kiek. 139 gal. Nu kažkas tokio. Bet žiauriai skanu, iš tikrųjų pirmą kartą, kai darėm, taip išsifeilinom, nes aš kažkaip galvojau, kad jas reikia iškepti aliejui, išfritiūrinti, išsunkti aliejui. Tai žodžiu, jau iškelam tam aliejui ir buvo žiauriai aliejinis ir tas riebalas, tas burnuoj taip vėlėsi, nu žodžiu, žiauriai neskanu buvo, nes aš kaip suprantu ir tas apvalkas čia jau gerokai riebalų iš savęs turi ir tada dar aliejų, nu buvo jau per daug žymiai. Tai radom dabar būdą, kad į tą airfryerį įdėt, nu arba taip pat būtų jau čili orkaitę įdėjus gal. Tai va, ir žiauriai skanu, nu tiesiog žiauriai.